Sveiki gyvi, brangus žiūrovai. Šiandien jūsų dėmesiui tokia savalaikė, netikėta, neplanuota apžvalgėlė apie vieną garbų žmogų, kurio tinklapį pavadinimu Būkime vieningi jūs matote ekrane. O būtent apie Vaidą Lekstutį. Vaidą Lekstutį, kuris veikia visuomenės erdvėje, informacinėme kare su šūkiu Būkime vieningi ir būtinai prideda ir protingi, kad nepamirštumėm, kad reikia ne tik vienytis, bet reikia būti ir protingų. Vaidas savo tinklapyje skelbia aktualią, be galo svarbią visuomeniniams procesams suvokti informaciją, o taip pat tokią dvasingą ir protingėti skatinančią informaciją. Tai ne tik apie Ukrainos ginkluotasias pajėgas Rusijoje, bet ir kaip išsirinkti moterį, žmoną per kelias sekundes. Ne tik apie Armonaitės narkomanų profesionalių partijos vedlės pasiekimus Lietuvos kosmoso sektorėje, bet ir apie santykius ir Dievą, jūs patys matote. Taip, bet ne apie šituos mes jo straipsniukus norime pakalbėti, tiksliau atsiprašau, aš noriu pakalbėti, čia jau žiūrėdamas į Vaidą aš neišvengiamai kažkaip pasidauginau, padaugėjau, susivienijau ir taip toliau. Daugelis žinote Vaidą kaip aršų Eduardo Vaitkaus rėmėją jo prezidentinėje kampanijoje rinkiminėje, o po tos prezidento rinkimų aršų Eduardo Vaitkaus dergėja. Ir štai Būkime vieningi, kur anksčiau buvo publikuojami Eduardą Vaitkų šlovinantis straipsniai, dabar jūs galite nuolatos pasiskaityti, ką nors tokio apvemiančio Eduardą Vaitkų. Ir vėlgi, nepaisant to, kad Eduardas Vaitkus jau nebėra Vaido Lekstučio favoritas rinkimuose, Vaidas nepalieka politinės erdvės ir diskutuoja, jums papasakos, už ką balsuoti Seimo rinkimuose. Tiesa, prieš tai jums reikės užsiregistruoti pas jį Patreonuose ir susimokėti ten niekingus kelis euriukus už šitą be galo jūsų gyvenimui svarbią informaciją. O kad suprastumėte giliau, ant kiek tai yra svarbi, patikima ir ekskliuzyvinė informacija, aš siūlau pamatuoti Vaido Lekstučio tą kompetentingumą, jo informacijos patikimumą pačiu paskutiniu jo straipsniuku pavadinimu Skirmantas Malinauskas atskleidžia kraupius faktus apie Andrių Tapiną skliausteliuose video. Tame video tai yra ištrauka iš Skirmanto Malinausko, tokio prooficiozinio propagandisto, dirbusio šito Skvernelio premjerinių pres-papie pres-atašė, toks tipiškas prestitutas. Šiuo metu jis maitinasi iš žmonių sunešamų pinigų, norinčių žiūrėti, stebėti jo laideles. Taigi, čia ištrauka yra iš Skirmanto Malinausko paskutinio video pavadinimu Nenubusti žudikai tarp mūsų ir karas dėl kontribe, arba angliškai contribui, lietuviškai būtų kontribe. Taip, ir jeigu Skirmantas Malinauskas savo sloganu pasirinkęs tokį riksmą tiesa yra svarbu ir nepaisant to leidžia savo nuolatos ir skalsiai meluoti, tai Vaidasgi Lekstutis laiko save ypatingai sąžiningu ir taip toliau. Nepaisant to, kad jisai, mano akimis žiūrint, melo kiekyje yra pastatęs absoliutų rekordą. Per 10 minučių nepilnų pameluoti 42 kartus. Gal Vaidas Lekstutis pasitaisė, gal jisai jau nebemeluoja ir kalbėdamas bent jau tomis temomis, kurios neliečia jo paties asmeniškai, jisai yra objektyvus ir sąžiningas. Taigi, tam įsitikinti mes atsiverskime šitą straipsniuką
apie Skirmantą Malinauską, kuris atskleidžia kraupius faktus apie Andrių Tapiną. Tiesa, straipsniukas yra nepasirašytas, matyt, Vaidas Lekstutis, kaip ir priklauso, truputėlį meženai savo kelnytes, bijodamas, kad amažu kas nors iš Andriaus Tapino arba iš Malinausko pusės prisikabins prie jo už garbės ir orumo įžeidimą kokį nors, už šmeižtą. Todėl jisai apsimetinėja, kad čia ne jo šitos dvi mažos pastraipos. Perskaitykime, apie ką jos yra. Bręsta naujas skandalas. Panašu, kad aktyvūs Landsbergių klano garbintojai nebepasidalina žiūrovais ir pinigais. Landsbergių propagandistas Skirmantas Malinauskas iš savo miegamojo kambarėlio su žaisliukais pranešė apie savo kolegą Andrių Tapiną, kad šis elgėsi nesąžiningai. Kol kas viskas tvarkoj, tikrai nieko prikipti prie šitų žodžių neįmanoma. Toliau skaitome. Andriukas remiamas Džordžo Sorošo ir turintis daug daugiau pinigų, pasak Skirmanto, nusprendė nusipirkti kūrėjų rėmimo platformą Contribee. Taip, šitame savo video pavadinimu Nenubausti žudikai tarp mūsų ir karas dėl Contribee, iš tikrųjų šitas Malinauskas apie tai kalba. Taip. Maždaug nuo vidurio šito savo laidelės valandinės galite įsijungti ir pasiklausyti apie Tapino Laisvės TV, Tapino advokato Gedimino Černiausko peripetijas kovoje už geresnę ateitį. Taip, jūs teisingai išgirdote, būtent Černiausko, to paties, kuris tempė Deimantę Kedytę užlaužtomis kojomis iš jos tetos namų, perdavinėjo biologiniai motinai. Tai to paties Černiausko, kuris paskui gynė šitą vaikų grobikų statytinės Šakalienės garbę, orumą ir saugojo ją nuo persekiojimų. Pasirodo, jisai yra ir šitos šušaros pavadinimu Laisvės TV etatinis advokatas. Betgi grįžtame prie mūsų mielo vienytojo ir protintojo. Taigi, Andriukas remiamas Džordžo Sorošo turintis daug daugiau pinigų, pasak Skirmanto, nusprendė nusipirkti kūrėjų rėmimo platformą Contribee. Skirmantas išsigando, rašo toliau Vaidas Lekstutis, kad Tapinui nupirkus Contribee platformą, Andriukas iš jos išmes Skirmantuką ir šis neteks savo aukotojų bei gaunamų pajamų. Prašome pažiūrėti ištrauką su Skirmanto raudomis apie artėjančius sunkius laikus. Na ir čia ištraukėlė 7 minučių, bet jinai jau ne esmė. Esmė yra ta, pažymėsiu. Skirmantas išsigando, kad Tapinui nupirkus Contribee platformą, Andriukas iš jos išmes Skirmantuką ir šis neteks savo aukotojų bei gaunamų pajamų. Aš suprantu, kai Vaidas Lekstutis nepasidalinęs, negavęs to, ko norėjo iš manęs, iš Mariaus Jonaičio, iš Kristoferio Voiškos, tai yra mūsų laiko, mūsų energijos, mūsų dėmesio, jo sumanytam pasipelnimo planui šito prezidentinių rinkimų lochatrone, jisai pradeda vemti ant manęs, pradeda vemti ant Mariaus Jonaičio, ant Kristoferio Voiško. Šitą aš suprantu. Aš suprantu, kai jisai apsimeluoja, bandydamas save teisinti. Bet aš nesuprantu, kokio velnio jam reikia meluoti lygioje, plikoje vietoje, kur niekas jam nieko negrasina, nesiūlo, netiminėja, kur absoliučiai nėra jam jokio intereso. Tu nori pasidžiaugti, kad šitie vorai, šitie išgamos propagandistinės ėda vienas kitą. Puiku, pasidžiaug taip toliau, bet kam tai bukai meluoti? Kam durninti savo skaitytojus, kuriuos tu kvieti būti ne tik vieningais, bet ir protingais? Skirmantukas.
niekaip nėra įkėlęs koją į jokią Contribui platformą. Skirmantuko nėra Contribui platformoje ir netgi Tapinui per Černiauską nusipirkus tą Contribui platformą nebūtų kaip jo iš tenai išmesti. Štai Contribui platforma, Contribui platformos kūrėjai ir įveskime į paiešką Malinauskas. Na, kokius mūsų šiandien Malinauskus suranda? 5 kūrėjus, kurių varde yra žodis Malinauskas ar aprašyme. Tai vat, Nerijus Malinauskas kažkoks, kunigas Mindaugas Malinauskas, Sigitas Malinauskas, sielos technikinis ir Kęstutis Meliauskas. Nu, matyt, paieška taip nustatyta, kad ieško ir panašių žodžių. Sigitas Maliauskas, net ne Malinauskas. Taigi, nėra ne vieno Malinausko. Tuo tarpu čia tikrai yra Laisvės TV. Nu, patys matote, rodo ją viršuje. 6 kuriai kažko panašus į Laisvės TV pavadinime savo, o štai čia pirmas yra tapininis projektas Laisvės TV, beje, kuriam vadovauja ir diriguoja žydas Hasidas Daniel Lupšic. Na, čia Laisvės TV turi beveik 3000 rėmėjų Contribui platformoje. Na, šiuo metu gal, nes jau Tapinas paskelbė, kad su Contribui jisai kariaus ir pereidinės, tai aišku, jau čia pradėjo atsirašinėti žmonės, nepratesinėti savo prenumeratų. Taigi, tuo tarpu Malinauskas turi savo rėmėjus laiko tik tai Patreon platformoje. Štai Patreon platforma ir įveskime Malinauskas. Štai mums rodo iš karto Skirmantą Malinauską pirmoje vietoje, kuria video ir podcastus. Na, kiek jisai čia turi savo rėmėjų, man atrodo, jisai slepia rėmėjų skaičių ir kiek jie jam sumeta pinigų, kad nebadyti akių. Taip, nerodo. Gal about. Nerodo. Rodo tik tai, kad 1066 įrašai yra šitoje platformoje Skirmanto Malinausko. Taigi, grįžtame prie Lekstučio. Lekstutis plikoje vietoje, norėdamas apkakoti Skirmantą ir Tapiną, rašo, kad Skirmantas išsigando, kad Tapinui nupirkus Contribui platformą Andriukas iš jos išmes Skirmantuką ir šis neteks savo aukotų bei gaunamų pajamų. Na, galbūt, jeigu tai būtų pirmas toksai lepas, aš pagalvočiau, kad galbūt Vaidas Lekstutis suklydo, apsižioplino, neapsižiūrėjo, kad Skirmantas Malinauskas savo pinigus renka vienoj platformai, tai yra patreon.com, o Laisvės TV savo pinigus renka kitoj platformai, contribui.com. Bet kadangi Vaidas Lekstutis save jau užsirekomendavo kaip patologinis melagis, aš manau, kad šiuo atveju jisai vėl sumelavo absoliučiai sąmoningai, norėdamas plikoje vietoje sutirštinti spalvas, parašyti tokį šmaikštesnį, agresyvesnį, tokį išsireiškimą, kad štai, jie gali vienas kitą išmesti, jie dabar vienas su kitu kapos ir taip toliau. O tuo tarpu ten situacija daug sudėtingesnė. O tai, kad Lekstutis iškerpa 7 minutės iš ilgo, valandinio įrašo Skirmanto Malinausko, tai reiškia, kad jisai perklausė tą įrašą. Jisai girdėjo, ką Skirmantas Malinauskas kalbėjo apie tai, kaip
o Skirmantas Malinauskas pasakojo, kaip Tapinas pats išėjo iš Patreono ir ragino visus kitus iš Patreono pereiti į Contribui. Kodėl jisai, Skirmantas Malinauskas, pasiliko Patreone, o ne perėjo į Contribui. Kodėl Skirmantas Malinauskas gynė Patreono poziciją. Na va, ir štai viskas tas įvyko karo Ukrainoje pradžioje. Tai 2,5 metų Skirmantas Malinauskas ir Laisvės TV gyvena ir veikia ir savo avinus gano skirtingose rėmimo platformose. Ir be abejo Vaidas Lekstutis, kuris turėjo ir Contribui paskyrą, kuris turi Patreon paskyrą. Contribui jam beje užblokavo tie lietuviško vienaragio kūrėjai. Taigi, Vaidas Lekstutis be abejo išklausė tą informaciją, perklausė, bet iškirpo tą gabalą, pagal kurį jūs, gerbiami žiūrovai, nesuprastumėte, kad Skirmanto Malinausko Tapinas negali iš niekur išmesti, o jo žodžiai apie tai, kad Tapinas išmestų ką nors iš kur nors, tai buvo hipotetinis pasvarstymas, kas būtų, jeigu Tapino chebra nusipirktų Contribui, o jis, Skirmantas Malinauskas, būtų tame Contribui ir išreikštų nuomonę netinkamą Tapinui, ir tada Tapinas jam galėtų taip pat su juo pasielgti. Galėtų, būtų ir taip toliau. Atsakykite man dabar į klausimą ir savo į klausimą, kodėl reikia Vaidui Lekstučiui meluoti, sąmoningai, suprantant, kad jis meluoja. Aš nežinau. Gal žinote jūs, mano brangus klausytojai ir žiūrovai. Tai tiek.